varžovą. 27-20. Štai dar vienas įdomus momentas. 10-1 kėlio minutę žalgiriečiai jau yra prasižengę 6 kartus, kai tuo tarpu Dinamo turi tik 2 pražangas. Krapikas. 27-22. Kuo įtemptesnė, aišku, kova, tuo įdomiau mums visiems stebėti tokias rungtynes. Serginas, Einikis. Na tiesiog, liaudiškai šnekant, trūksta žodžių, kaip nerūpestingai žaidžia Gintaras Einikis, aišku, gali pykti tik ant savęs. Atrodo, atkovojo kamuolį ir taip lengvabūdiškai perduoda jį dinamiečiui ir stovinčiam be to po krepšiu. Dar vienas netikslus perdavimas. Šį kartą suklydo jau prityręs žaidėjas. Žingsniuoja, taip. Dar keičiasi krepšininkas Dinamo komanda. Ir minutės pertraukėlės paprašo Aleksandras Sidekinas, tuo pačiu padėdamas Žalgirio komandos treneriams. Negalėjome suderinti dviejų puikių reginių. 29-22, 11 minutė. Pirmauja Dinamo. Antipovas. Taip, žaidžia paprastai, panašiai kaip ledo ritulyje. Meta, kovoja dėl kamuolio. Be jokių gudrybių. 31-22. 9 taškų persvara. Taip, labai daug žaidėjų. Kamuolys liečia dinamietį. Na, manau, kad netikslinga tokie vidurio puolėjų metimai. Nėra kam po to kovoti dėl atšokusio kamuolių. Šiuo metu Žalgirį Kurtinaitis. Žalgirį yra aikštėje puikių snaiperių, kaip Komičius, Kurtinaitis ir Krapikas, taip kad vidurio puolėjams reikėtų būti arčiau krepšio. 31-24. Bazarevičius. Labai techniškas krepšininkas. Puikiai orientuosi situaciją. Na, turbūt dabar 3 pavyks nugalėti varžovų pasipriešinimą. Brazdauskis mažina skirtumą. 31-26. Tai vėl ir kaip vakar, šiandien žalgiriečiai atkakliai vejasi varžovus. Turbūt pasivis jos baigiantis pirmam kėlinį. Bazarevičius. Einikis leido įbėgti Grišaivui baudos aikštelę, po to jis stūmė. Lekerauskas įeina aikštę. Mindaugas labai gerai ginasi. Prisimenu antrose rungtynėse Tbilisyje, jo puikiai gynyba tiesiog įkvėpė draugus. Štai dabar užstoja iš karto Ochotnikovui. Neleido bėgti baudos aikštelę, bet nekliudoma tako Dimitrijus Šakulinas. 3 taškai ir 34-26. Neteisus Šakulinas, 8 numeris. Na, Fomičius tiesiog norėjo prasibrauti pro 2 dinamiečius. Kurtinaitis. Dimitrijus Rušinas. Vėl Šakulinas. Ir 2 taškai šį kartą. 36-26. 10 taškų skirtumas. Taip reikia pripažinti, kad šiandien žalgiriečiai ginasi dar prasčiau. Ir taktiškai, manau, žaidžia neteisingai dabar. Skuba, lekia, meta vidurio puolėjai iš toliau. Neteisus Antipovas. 4 dinamiečių pražanga. Žalgiris jau yra pasižengęs 7 kartus. Kurtinaitis, Lekerauskas. Tiek netikslų perdavimų retai tenka stebėti, kad taip netiksliai žalgiriečiai perduotų vienas kitam kamuolį. Keičia Vladas Garastas antrosios linijos žaidėjų, štai ruošiasi vėl įeiti aikštę Algirdas Brazys, galbūt jam pavyks nuraminti įsisiautusius žalgiriečius.
Krapikas. Dar kartą Krapikas. Suspėjo išmušti ant kamuolį Dmitrijus Rusinas. Be reikalo švilpė žiūrovai. Atidžiai stebėjo šį momentą. Viskas vyko pagal taisyklės. Tai ir iš tokios padėties sugavo pelnyti taškus Dmitrijus Rusinas ir Žalgirio komandos treneriai dar kartą bando nuraminti savo auklėtinius, paprašyti jų pagaliau žaisti kaip jie moka. 40-26. Laiko dar yra. 6:49, bet labai daug klaidų. Aš pertraukos metu pasiteirausiu mūsų mokslinės brigados. Pasižiūrėsime techninius protokolus. Kas? Keturiasdešimt 26. Sabonis ruošiasi įeiti aikštę. Kapinaičių labai nesiseka, nepataiko. Toliau taip galima pasikeisti, nes keitėsi ir Dinamo komandos žaidėjas. Sergejus Košerginas 15 numis, o Sabonis žais vietoj Lekerausko. Priminsiu, kad Sabonis yra prasižengęs 3 kartus. Dinamo komandoje tik 4 krepšininkai turi po 1 pražangą. Bazarevičius. Šakulinas. Vėl 3 taškus pelno Šakulinas. 43-26. Per daug leidžia atitrūkti varžovams. Ai. Per daug leidžia atitrūkti varžovams žalgiriečiai. Tai man atrodo, Krapikas pats išleido kamuolį iš rankų. Tiek klaidų, kiek padarė jų per pirmąjį kėlinį kauniečiai, turbūt užtektų kelioms rungtynėms. Prasižengė dar Kurtinaitis. Tai jau buvo 9 pražanga. Mes baudas Bazarevičius. Tai pradeda nervintis kauniečiai. Aišku, dar prieš akis visas antrasis kėlinys ir dar 6 minutės ir 9 sekundės. Nesinori man tikėtis, kad Kauno Žalgirio vyrai nenori padaryti jums, gerbiamos moteris, šventinės dovanos. (45 - 26). Net nesitikite tokio didžiulio skirtumo žalgiriečiai pralaimi. Ir toliau dėja klysta. Prisimenate, kaip aš sakiau prieš rungtynių pradžią, kad dinamiečiai šiandien nusiteikia labai kovingai. Nei vienas pagrindinės sudėties krepšininkas nežaidė dublerių rungtynės. Sabonis pagaliau po ilgos pertraukos žalgiriečiai pelno 2 taškus. 47-28. Pirmauja dinamiečiai 5 minutės ir 32 sekundės. Chomičius, Krapikas, Brazys, Sabonis ir Brazdauskis. Chomičius pakeitė Kurtinaitį, reikia leisti nusiraminti Žalgirio komandos lyderių. 47-29. Chomičius, taip greičiau į priekį. Norėjo sužaisti Krapikas efektingai, iš karto perduoti kamuolį Sabonį. (47 - 31). Po 2 Sabonio metimo. Ochotnikovas. Šakulinas. Tai pasirodo, turi taiklę ranką šis žaidėjas. 49 - 31. 4 minutės 45 sekundės. Brazdauskis. Dar kartą Sabonis. 49 - 33. 15 taškų pelnė žalgiriečių vidurio puolėjas. Tai kada tik kauniečiai mato savo vidurio puolėją, perduoda jam laiku kamuolius. Sabonis. Dar viena nebloga proga. Gerai reikėjo perduoti kamuolį Algirdui Brazdžiui.
Prasižengė Ochotnikovas. Lietė matyt Sabonio ranką, keičiasi žaidėjai, vietoje jo žais Sucharevas. 49-33. Prasižengė Dinamiečio 6 kartą. Taip dar 4 minutės ir 13 sekundžių. Grafiką keičia Kurtinaitis. Chomičius prie baudos metimo linijos. Skirtumas po truputėlį mažėja. Tas buvo nejauku, kada Dinamo pirmavo net 19 taškų skirtumo. Labai aktyvus šiandien Dmitrijus Šapulinas 8 sūnus. Gryšajevas žino, kad Sabonis jau turi pražangas. Visockas. Galbūt jam geriau seksis kovoti dėl atšokusių kamuolių. Galingas krepšininkas. Labai jau aiškiai Kurtinaitis perdavė kamuolį Saboniui. Bazarevičius. Rungtynių sparta dabar žymiai didesnė negu kad per pirmasis 10 minučių. Vėl 51-35 pirmauja Dinamiečiai. 3 minutės ir 35 sekundės. Žalgirio trejetas. Tomičius stengiasi pabėgti nuo Bazarevičiaus. Visockas. Visockas labai staigiai meta. 51-37. Trusinas, Bazarevičius, Gryšajevas, Sucharevas, 53-37. Keičiasi krepšininkai Dinamo komanda, taip.